Labas rytas, gerbėmėjai futbolo sirgaliai ir Marijampolės televizijos žiūrovai. Na, savotiškos futbolo atostogos tęsiasi nuo praeitų metų rudens. Daug žaidėjų Garliavos baudos aikštelės, smogės ir štai jau turi darbo Dominykas Valeskas. Jeigu kartais ir tiesioginiai smūgiai gali būti labai pavojingi. Burbos bandymas, kamuolys netoli skersinio. Tai oficialiuose kontrolinėse rungtynėse Garliava rezultatu 0-3 nusileido Vilniaus Riteriams. O čia labai pavojinga situacija ir Arnas Pičius smūgiavo kontrolinės rungtynės tarp Akademijos Šiauliai bei tos pačios Alytaus Dainavos. Perdavimas link tolimo virsto ir dar viena labai pavojinga proga Dohėmentas. Vykinas Asliauskas, vėl perdavimas link tolimo virsto. Vilius Stebrys gaudo kamuolį neįtin sėkmingai labai. Rungtynių pradžia 1 valandą, jos vyks Tauragėje. 13 valandą pavojingas perdavimas. Valeskas kamuolį paleido, bet šalia buvęs Elingas dabar turi problemų išmušdami nuo savo vartų kamuolį ir svečiai. Motėjus Burba, vienas tarp dviejų. Motėjus Burba smogis ir kamuolys visai greta virpsto prasviešo. Ir tikėtis, kad tau leis, ką nori daryti varžovai aikštės pusė. Puikus perdavimas. Motėjus Burba išbėga 1-1, smogis ir nerealizuota geriausia galimybė. Artimo virpsto, labai gerai sužaidė Motėjus prieš tai epizode, vadavęs kelių žaidėjų globos. Na ir aišku, dabar koks smūgis ir Motėjus Burba tarsi išgirdęs mano kalbą šauna vinį į Garliavos vartus ir pelno pirmąjį šios dienos rungtynių įvartį. Bravo, ko nepadarė pirmame kėlinyje, jau būčiau pradėjęs pasakoti apie tą. Burba. Pasirodo, buvo neatliko keitimo, Vilius Stebrys gaudo Dutovos žaidėjas dėl laukimo perdavimas ir čia, ojojoj, Žygimantas Baltrūnas neišnaudoja puikiai. Paskutinį keitimą atliko Garliava, 14 numeris Dominykas Pašilys aikštėje. Ir smogis ir rezultatas tampa 1-1. Štai kokia Tomasga, o įvartį pelno 28 numeris Neidas Antanaitis. Prieš nepilnas 7 minutės pasirodęs aikštėje, na ir pakeitimo įsijungė labai atsakingai į dvikovą. Vienas iš jų išlygino rezultatą, o čia Odueni, kokia klaida, Odueni, na ir ne, Kristupas Žekčioras, na čia bravo. Rungtynių momentas, sakyčiau taip, paprasčiau ir sėkmingiau Marijampolės futbolininkams. Tuo tarpu Motėjus Burba, perdavimas Odueni ir dar kartą iš po kojų, nors ataka tęsiasi. Šį kartą ne vartininkas, bet turi pridėti pasitikėjimą. Vis tik įmuštas įvartis, dabar gražus epizodas. Na, o Aidas Ringelys skelbia, kad šios rungtynės baigėsi.